Sveiki, reportažas iš ofisiuko. Gana vėjuota diena, vasaris toks iš vis pats šalčiausias mėnuo Kiprė. Tai turistų nėra daug atostogaujančių, bet užtat nemažai žmonių atvažiuoja apsipirkti, nes daugelis jų jau suprato, kad kainų dugnas po praeitais metais įvykusio bardakėlio jau pasiektas. Kainos nekilnojamo turto jau daugiau nebekrenta ir skuba naudotis progą. O šiandien, žiūrėdamas partnerių saitus, chatus, pastebėjau butas, 3 kambarių butas su nuostabiais vaizdais į kalnus. Girnos rajone 69 000. Tokios, kaip sakant, užvedėn minties apie skaičius. Nežinantis šios specifikos, sakysim, tai žmonės dažnai, kaip ir parduotuvėse, rašo kainas šiam 9 ar 99. Tai dažnai paimti emocijų atskridę perka nekilnojimo turtą, neįsigilinę į visas, sakysim, išlaidas su tuo susijusias ir neapsiskaičiuoja kartais savo galimybių. Pirmas dalykas tai yra kainos yra svarais. Čianais yra buvusi Britų kolonija ir čia yra taip tradiciškai likę, kad nekilnojamo turto, automobilių kainos taip mėgstama daug kur čia atsiskaitinėti svarais. Ir dabar kursas toks ir tendencija tokia, kad eurais tai nebent paskolas gerai turėti. Tai reikia jau persiskaičiuoti į eurus ir, pavyzdžiui, suma 100 000 svarų, paimti 100 000, sakysim, ką rodo pardavėjai, kad būtų lengviau skaičiuoti. Paimkim 100 000. Tai jau yra kaip minimum 121, 122 gal šiandien tūkstančiai eurų. Nes mes vis tiek Lietuvoje gauna atlyginimus eurais ir panašiai. Kitas dalykas, dažniausiai visos su pirkimu susijusios išlaidos yra pirkėjo. Kartais dalinasi per pusę advokatą, kaip ir pas mus notara, bet dažniausiai tai yra pirkėjo išlaidos. Kokios jos yra? Dažnai žmonės perka nekilnojamą turtą dar be titulo. Tai ką reiškia jie perka? Jie neperka pačio turto, jie perka sutartinę teisę. Tai reiškia, pardavėjas nutraukia sutartį su vystytoju, o naujas žmogus pasirašo. Ir kadangi vystytojai turi interesą pardavinėti savo projektus pirminėje rinkoje, ne antrinėje, tai ima už tą procedūrą sutarties perrašymo vidurkis maždaug yra. Kai kurie ima pigiausiai, čia 3 000, kaip kur žinau, kad jiem ir 7 000 ir daugiau, čia kalbau apie svarus. Vienu už sutarties perrašymą kito žmogaus vardu. Tai va, tai čia šitos išlaidos dažnai jau prisideda prie pirkėjo išlaidų. Tai skaičiuokim, prie 100 pridėkim 5 000 sutarties perrašymas. Advokatų paslaugos kažkas būna 1300, 1500, jeigu per pusę, nu tai va, imkim, grubiai imkim, plus 6 000, 106 000 svarų. Perrašiu sutartį naujo žmogaus vardu, jinai yra registruojama valstybinėme registre ir pagal paskutinės pataisas įstatymų jau iškart yra, nors dar vystytojas gali būti ir neparuošęs perduoti titulo, bet jau iš karto valstybė yra susimokama pusė titulo kainos, tai yra 6%. Tai va, pridėkim prie 106 dar 6. Ir pusė procento tas gerbinis mokestis, ten jis įvairiai vadinamas, žodžiu, registrų toks mokestis yra pusė procento. Nu tai grubiai, sakysim, 113 000 svarų. Nors matėme kainą tik tai 100, bet reikia turėti omeny, kad jau turim 113. Paduovus prašymą pirkti, ilgai tas procesas užtrunka, kartais metus, gali būti ir daugiau. Kai jau gausite leidimą pirkti, yra čia toks dalykas, kad pirmą nuperki, paskui gauni leidimą pirkti, sumokėsite likusius 6%. Na tai va, tai jau gaunasi grubiai 116, 112, dar 6, dar prisideda grubiai 6 000. Sumoju mes jau ten turim 117, 118 000 svarų. Įsigijus dar, jeigu, sakysim, tai yra nepilnai įrengtas, reikia numatyti išlaidas buto įrengimui. Nu, priklausomai nuo to, koks butas, aišku, bet tarp 10-20 000 kažkur svarų. Baldai, ten buitinė technika ir taip toliau.
Ir nepamiršti visko išsiversti į eurus. Tai jeigu, sakysim, matai pliką kainą rodoma pardavėjo už galbūt patrauklų labai objektą, kur rašo 99, turi suprasti, kad tas 99 išsivertus į eurus ir su visais mokesčiais eurais gali būti su įrengimu, dar gali būti apie 150 000 eurų. Todėl visą laiką reikia prašyti dar pardavėjo klausti, ar yra sumokėti tokie mokesčiai kaip PVM-as 5 procentai, ar yra sumokėti vandens elektros prijungimo mokesčiai, kurie čia nėra maži, sakysim, po 1500. Jeigu jie nėra sumokėti, irgi juos reikės mokėti jau vėliau pirkėjui. Tai dar čia gali prisidėti kokį 5000. Nu, grubiai sakau, kad gali būti, kad iš 100 pasidaro 150. Todėl labai reikia nepasiduoti, sakysim, emocijom perkant kažką, tai to ir gerai pasiskaičiuoti, įvertinti savo galimybės, biudžetą, įvertinti kokios būtas, jeigu yra kažkokiam komplekse, sakysim, tai dažnai būna komplekso aptarnavimo mokesčiai mėnesiniai, kurie svyruoja maždaug ten priklausomai nuo buto, nuo vietos, nuo komplekso, kažkur nuo 50 svarų į mėnesį iki ten gali būti keli šimtai. Jeigu pas jūs ten didelis kompleksas, penthausai, baseinai ten prižiūrimi, taip toliau, jų priežiūra viskas kainuoja. Tai įsivertinkim, proga pirkti labai gerai yra, bet reikia visą laiką investuoti be emocijų.